Balandžio 4 dieną Radviliškio sporto rūmuose pagaliau padėtas taškas regionų krepšinio lygos 2008-2009 metų sezono čempionate. Rezultatus 77-67 įtemptose ir permainingose paskutinėse finalo serijos rungtynėse įveikė Šakių Zanavyką. Radviliškio krepšinio klubas Radviliškis pirmą kartą regionų krepšinio lygos istorijoje tapo jos čempionais. Pirmoji lemiamų rungtynių pusė daugiau vilčių laimėti kėlė svečiams iš Šakių. Pirmąjį kėlinuką šakiečiai laimėjo 22-19, nors buvo momentų, kai pirmavo ir didesnių taškų skirtumų. Tačiau antrajame kėlinyje įgijo dviženklę taškų persvarą, Zanavyko krepšininkai jos išlaikyti jau nebesugebėjo. Prasidedant ilgąją pertrauką šviesinti rodė lygų rezultatą 36-36. O po ilgosios pertraukos aikštės šeimininkai tiesiog ėmė šėlti. Savo naudai graibė kamuolius po abiem krepšiais. Šakiečiams ne tik, kad neleido priartėti prie savo krepšio, bet net ir metimams stengiasi kiek įmanoma sutrukdyti. Trečiąjį įtemptų rungtynių kėlinuką šakiečiai pralaimėjo net 21-13. Tai iš esmės jau buvo ir rungtynių pabaiga. Ketvirtajame kėlinyje Radviliškio krepšinio klubas Radviliškis į priekį buvo pabėgę 15 ir didesnių taškų skirtumų. Tik likus žaisti mažiau nei 3 minutėms išretinta Zanavyko komanda, Giedrius Pečilionis ir Regimantas Ostreika jau buvo surinkę po 5 asmeninės pražangas. Dar bandė kibti varžovams į atlapus. Deja, jėgų neužteko. Varžybos baigėsi solidžia radviliškiečių persvara 77-67. Sunku kažką sakyti po tokių varžybų. Rodo, nebuvo netoli viskas, bet jie stipresni pasirodo turbūt ir pralošėm. Gal neužteko vienur kitur, gal klaidą kokią padarėm. Visi padarėm turbūt klaidų, kažkas tai tokio. Norėjom kaip geriau, nepavyko. Na tiesiog trūksta žodžių dabar iš laimės, bet manau serija buvo tikrai gera ir atkakli. Varžovas stiprus, mes aišku jo nenuvertinom. Tikėjomės, sunkios kovos ištiko, ruošėmės. Na ir manau šitos rungtynės geriausias buvo, finalo rungtynės. Parodėm viską, ką galim, žaidėm, buvom kaip komanda, kaip vienas kumštis. Ir tiesiog džiaugiuosi visą komandą ir mūsų rezultatų sunkaus darbo. Daugiausia naudos nugalėtų komandai paskutinėse rungtynėse davė Paulius Balčiūnas. Pelnė 19 taškų ir 6 kartus atkovojo kamuolį. Jo komandos draugas Dainius Naruševičius įmetė 13 taškų ir tiek pat kartų atkovojo kamuolį. Tarp Zanavyko krepšininkų pasižymėjo Rolandas Mačiulaitis, jo sąskaitoje 19 taškų. Giedrius Būdas surinko 14 ir 5 kartus atkovojo kamuolį. Žaidžiau kiek galiu, iš visų jėgų. Ir komandos draugai surado mane reikiamų momentų. Pakrito ir viskas normaliai. Svarbiausia, kad susigynėm gynyboje. Labai gerai kaip komanda. Ir matyti rezultatas rodo tai, kad mes apsigynėm ir tiek. Naudingiausias komandų žaidėjas buvo pripažinti Rolandas Mačiulaitis, Šakių Zanavykas ir Dainius Naruševičius, Radviliškio krepšinio klubas Radviliškis. Apdovanojimus komandoms ir žaidėjams teikė regionų krepšinio lygos prezidentas Alvydas Krekštė, viceprezidentas Remigijus Daugėla, lygos direktorius Aleksas Makulavičius, Radviliškio rajono meras Antanas Čepononis. Šių metų lyga parodė vis tik aukštesnį žaidimo lygį, negu buvo iki tol, negu pernai, negu užpernai. Lyga yra išaugusi iki 32 komandų, tai irgi sako, ir nors ir sunkmetys, nors ir yra tam tikrų problemų turėjom, tačiau dėja, kaip matot, vyko finalai tikrai verti ir džiugu, kad Radviliškis turi tokią puikią salę, kur galėjo surengti puikias finalinės rungtynės. Aš tikiu, kad ir šakiškiai, kurie liko antri, šiais metais, tikriausiai galbūt sekančiais metais pradžioje, turės irgi salę, kurie, kaip man teko matyti, įbaigiama statyti ir bus galimybė taip pat plėsti regioną, rengti regioną. Tie žiūrovai, kurie va čia atvažiavo, šakiečiai, kurie Šakiuos mus palaikė, gal kažkiek tai mes, gal skoloj prieš juos, bet gal nemirdinoj skoloj. Nustengėmės, nepavyko, ką darysi. Ir aišku, pirmiausia, tai visiems ačiū tiem, kurie palaikė mus. Tai ten, kur toj lentoj Šakiuos yra visiems rėmėjams, kurie aukojo savo pinigus, davė, ką mes loštume. Ir rajono valdžiai. Sirgaliai, be jūsų
nieko nebūtų buvę. Aišku, jūs 6 žaidėjas mūsų ir visada palaikot ir mes visą palaikymą jūsų jautėme visą sezoną ir labai malonu, kad susirenka pilna arena ir tiesiog smagu žaisti. Radviliškiečiams krepšinio sezonas dar nesibaigė. Jiems reikėjo žaisti pereinamąsias rungtynes iki 3 pergalių su paskutinėje vietoje nacionalinėje krepšinio lygoje likusia Alytaus Alamstos ekipa. Iškovojęs 3 pergalės, Radviliškio klubas užsitikrintų vietą kitą sezoną rungtyniauti antrajame pagal pajėgumą šalies krepšinio čempionate. Mačiau Alytų žaidė, jie ten paskutiniai buvo, silpnai žaidė. Jie irgi ruošėsi šitam susitikimui. O kas laimės, negaliu menkinti ir savo komandos, negaliu menkinti ir jų komandos. Šiuo metu neįsivaizduoju, kaip ta komanda atrodo, nes sezonas pasibaigęs ir turbūt visi kas savo išsivaikštė žaidėjai, tai net neįsivaizduoju kažką komentuoti. Aš manau, kad mes pajėgus kovoti ir tikrai nugalėti, bet aišku, reikia sunkiu darbu tą įrodyti ir pergalę. Pamatysim, tai bus balandžio 10 dieną pirmas susitikimas Alytuje. Džiaugdamasis, kad buvo galimybė šį dieną mums surengti finalą, sveikinu dar kartą ir radviliškiečius, Radviliškio komandą, sveikinu ir Zanavyką, kuris tikrai parodė stiprų charakterį. Ir mes irgi, sakysim, kas jaučiasi, sakysim, Šakiuos, ateina į salę ir jau gal neina nuo durų į kitą kampą per salę, eina aplinkui, atsiveda vaikus, reikia švilpę, dar kažkas. Gal kažkokias tai tradicijas bandysim sukurti Šakiuos su šiais metais, su kažkuo nedaug. Kad turi tuos mūsų Šakiuos kažkas tai lik tokio iš šito mūsų žaidimų. Ir ačiū visiems, kas palaikė ir stengsimės, kažką darysim, bet tai priklausys tikrai nuo tų žmonių, kurie aukoja savo pinigus, savo sveikatą. Dar ką ir žiūrėsim. Ačiū visiems. Darius Mikelionis, Darius Pavalkis, Draugas TV.